Sveiki sugrįžę visi į Beno projektų kanalą ir šiandieną, truputėlį kitaip prasidės. Sakyčiau, naujas Beno projektų kanalo sezonas, nes šiandieną papasakosiu apie šitų dviejų mašinų istorijas. Jos susijusios yra ir mes pradedam kelionę šiandieną ir kviečiam prisijungti. Ir viskas prasidės nuo to, kaip mes šitą fleksą remontavom. Tad Viškai nusikėlėm į praeitį, maždaug pusę metų atgal, kaip parvažiavo fleksas namo, o šiandieną mes iškeliaujame, pamatysite video, kur, mes žiūrim, keliamės į praeitį, va. O to praeitis tai maždaug yra birželio mėnesis, neatsimenu, kuri tiksliai diena, bet tada, kada aukcionas buvo. Ir aš atsimenu, aš pamačiau aukcione šitą fleksą ir pažiūrėjau, kiek buvo prieš tai už jį statę per kažkurią tai svetainę ir galvoju, žiauriai mažai kažkas statė, aš pamėginsiu padalyvauti ir į aukcionę, ir šiaip ant bairių užmėsiu kokius $600. Ir kaip matėt, pastačiau 300 ir mane iš karto outbidino. Ir tiesiog aš po to sėdėjau ir galvoju, čia nežinau, čia nesąmonė, galvoju, palauksiu, kol kiti dar spaus, dar kartą paspaudžiu 450, bet vėl kažkas outbidino mane. Ir mano toks rezervas buvo maždaug apie $600 ir galvoju, ant $600 lošiau, bet gavosi, kad $600 praėjo aukščiau. Ir laiks nuo laiko paspaudžiu, kada paspaudžiu, iš karto permuša ir jeigu perlaukia, tai sumažina statomą sumą iki 25 mažiau. Ir štai aš pastatau $800 ir laimime, mes laimime. Labas rytas ir mes šiandieną turime atvažiavusi jau mano pirkinuką. Fleksą. Tai kažkur tarpas pabėgęs. Aišku, visas mūdnas. O Jėzus, koš čia. Jis kažkur važiavo stipriai. Kiek molio. Brolio molio. Nuslintuvai lyg ir yra. Posparnis biškai pagraužtas. Kampukas. Ką čia su tais ratais? Stabilizatorius užtraukė. Vairo traukė. Vienam iš ratų bus ištraukta. Bet šiaip nepibėgęs. Bet kažkur nušokęs nuo kelio, tai ryškiai bus buvęs. Kiek mokėjau spėk? Daug. Kiek už šitą? Gera mašina, didelė mašina, turi daug kainuot. Kiek aš iš šitą mokėjau? Kiek ten gali kainuot? Spėk. Kokia 5000. Aukcione. Aukcione 5000. 19 metų. 19? Čia 19 metų. Bet tinka šitai mašinai, kad čia amerikoniška multipla. Amerikoniška multipla? Aš vadinu ją amerikonišką multiplą. Kiek duodi eurų už šitą mašiną? Kiek duodi? Neįsivaizduoju, žinok. Daiktas įdomus, tikrai. Čia įdomi visai. Išardyta, pardyta, pridaryta. Reikia kainuoja toksai? Čia tai tokio šiukšlydo seniai nemačiau. Jo, šiukšlynas tai geras. Lubos sutiestos, viskas sutiesta. Kas gali būti sutiesta, tas viskas sutiesta. Eina savo. Vairas. Bet kiekvieną išduok, kiek kainuoja toksai daiktas. $800 mokėjau aukcione. $800. Aukcione. Net didelė paklaida pas mane. 1200. Geras. Tada šiukšlynas nebe toks šiukšlynas be atrodo. Nebe toks šiukšlynas? Nebe toks šiukšlynas be atrodo, ja. Nebe tai baisiai atrodo, ne? Tas labai čia gražiai atrodo, už $800 čia įdėlė mašina. Na ir ne veltui šitas fleksas kainavo $800. O tam, kad suprast geriau, keliaukime į
CarVertical ir pasižiūrėkime šio Flexo CarVertical ataskaitą. Ir jūs neužmirškit naudotis 20% nuolaida su nuolaidos kodu BENAS savo CarVertical ataskaitą ir neužmirškit būtinai tikrintis savo automobilius perkamus prieš perkant su CarVertical, nes žinokit, galite visokių nesąmonių rasti, taip kaip mes matome su šiuo Flexu. Ir ką mes matom CarVertical ataskaitui, kad žala jau yra su šauktuku, title patikra, tai žinoma, kad mes pirkom kažkodėl sužaloto ir tikrai title patikra, nes jau irgi buvo prieš tai. Bet ką mes matom, 22 metų 9 mėnesį matome, kad šitas Flexas turėjo labai mažą auto įvykį ir tikrai atrodo, kad nebūtų, bet pasižiūrėkit. Automobilio salonas gražus, tvarkingas, matom myliomis, 104 000 mylių tik tai. Ir jau 6Q užrašyta ant oro filtro dėžės. Irgi ir matom iš tikrųjų, kad tas Flexas tikrai nestipriai buvo daužtas. Bet kas yra svarbu, kad nuotrauką matom, kad taip pat buvo ir iššovusi oro pagalvė. Tai vadinasi, buvo prieš tai kažkas jau sudaužyta, padaryta tam automobiliui. Ir vėliau video pamatysit, kokių ten nesąmonių aš dar radau. Bet kas yra svarbiausia, kad jeigu pasižiūrėsime iš nuotraukų, kur aš jau pirkau, taip, ne šitos nuotraukos, automobilis aukcione stovėjo be priekinių ratų ir tiesiog be priekinių ratų. Kodėl tenais tai buvo, nes jau greit sužinosite, kodėl ten kas tai buvo. Ir ką matom, kad tikrai tas automobilis nebe taip gražiai atrodo. Ir aš iš video jau galite matyti, kad irgi, pagalvokit, Amerikonas sudrožė tą Flexą grubiai per 55 000 km nuo tikrai gražaus varianto iki va tokio už $800. Tai iš tikrųjų ne 138 000 mylių buvo, kai aš pirkau, tai maždaug 55 000 km nuvažiuota po būtent to įvykio, kuris buvo prieš tai. Ar gerai buvo suremontuota? Laikinam ir subscribinam kanalą, nes pamatysit tikrai, ko tenais tikrai nebuvo šiame Flexe. O ką dabar? Neužmirštam naudotis nuolaidos kodu BENAS, savo CarVertical ataskaitai gauti. Flexas matote, kad grįžo, rida viskas tvarkoj ir visą kitą rodo, o mes ką grįžtam į video ir žiūrim, kaip tenais toliau viskas dėliojasi ir ką. Jo. $800 aukcione. Pasileis kažką čia dar. Jisai užsikūrė. A, jis užsikūrė? Jo. Tu ko tokia nėra nedraiva? Aš jau bandau šardyti čia visą. Raktelis yra juk čia. Taip yra, tai atrasim. Žiūrėk, čia dar laidų tokia. Jo. Pakelk kapotą, kelk kapotą. Tiko, aiškink dabar žiūrovams ir man, kieno bazė, ant ko dar jisai stovi? Exploreris. Exploreris. Čia grynas Exploreris. Aha. Čia gryn Bet Exploreris. amerikiečiai geri tokie. Daro Explorerį. Velnias gal kažko biški nuobodu pasidarė. Priekį kitą uždeda truputėlį. Čia realiai nufotkintum pataifą, Ir nesuprastum, ką fotkinė, ne? ir nesuprastum, ką fotkinė. Geras. Fotkinė Explorer ir ta. Geras. Iš esmės, čia yra Explorer, viduje visiškai Exploreris. 3.5 motoras, 208 ar kažkiek kW, 4 varomieji ratai. Būna vieno tilto varomi ar ne? Būna, kad priekis jo. Ir nuokumo nėra. Šitas parvažiavo iš Arizonos berods. Arizonai nupirkom. Tai Šitą būčiau gal žinok netgi ir atspėjęs. dugną matei? Ne, nemačiau žinok. Opa. Pliurzos. Bet pasižiūrėk, koks švarus, jis visiškai nėra. Geras, jokios rūdės, nieko. Po pliurzą. Normaliai variai. Žinau, nesimato, ne velnio. Galėjau bent vairo kolonėlę palikti toj mašinai. Biški išvokts.
Biški išvokts. Nu, šiek tiek. Kastuvėlį va. Biški žemė nusuko. Tai kad kalnas supylęs. Ne, Ne vietoj. ne aš tą kalną. Palikimas jau toks, ne? Palikimas. Tokį pirkau, ne? Tokiau čia tą sodybą pirkau. Bet tai dugnas švarus. Nei rudelis nieko. Bet tai kai vairo kolonėlės? Truba. Tai žiūrėkit, vairo kolonėlė turi būti. Šitą vietą. Apple patikrino myrą, aušinimo skysčio yra. Vėsim boosterį. Neprikursim. Opa! Geras. Fleksas gyvas. Gražumėlis. O tu jau važiuoji? Ką? Palauk biški. Einu žiūrėt kitoj pusėje netiesi stovėjo. Ai, pastiesin, nu važiuok. A, matau, važiuok. Palauk biški, stok. Nu, bandom dar. Palauk. Vairą sukurnėsi, matai. Opa. Au. Galvoju, aš taip ramiai sėdėčiau, jeigu nematyčiau. O, važiavo. Ir čia jie suprato, kad ne tik vairo kolonėlės trūksta, bet ir pavarų dėžiai, chana, o piniginiai bus ragai. Nu, bus įdomu. Oi, bus įdomu su šito daiktu, bet važiuokit, Fleksas namie. Ką gantai manai apie Fleksą? Ir, kaip matėte aukciono nuotraukose, jisai buvo be priekinių ratų. Įdomu, kas ten slypi už tų priekinių ratų, bet va, galima apeiti aplinkui. Aukcione matėm, kad nėra lango. Čia vat įbrėžta, įlenkta. Čia lyg ir viskas proto ribose. Jau kadangi stovi keletą savaičių, tai vienu žodžiu jau. Va. Ir turim dar amerikoniško žemės. Va. Čia buvo. Paimėm amerikoniško žemės. Nu čia lyg ir sausa, bet čia tai pasižiūrėkit vėl eilinį kartą. Visas Fleksas užvarytas. Čia visur žemių pilna. Čia aš jau detalių prikrovęs. Tai biški, kodėl stovi, nes iš tikrųjų ką dariau? O rinkausi detalės jam, šitam Fleksui. Dabar plius minus viską turim. Tai atsinešim, užsikursim ir papasakosiu, ką radau. Arba ko neradau. Ai, be to variklį dar galim pažiūrėti. Matos ant kapotų keletas dubučių. Tai, man atrodo, šita buvo ir hail damage. Jo, va, variklis visas apdulkėjęs, bet šį kartą mes turim aušinimo skysčio pilną. Šiaip
buvo rašyta, kad missing katalizator, bet katalizatoriai lyg ir vietoj. Akumuliatorius tikrai missing. Bet iš tikrųjų, ko nebuvo parašyta, kas yra missing, tai vairo kolonėlės. Realiai mes neturime vairo kolonėlės, kuri turėtų būti štai va čia. Kadangi nebuvo vairo kolonėlės, tai mes turim taip besisukiojantį vairą. Lengvai radome detalių vairo traukės, angalius, kaip sakoma. Nu, o čia jau aš jau turiu biškai kolekcionavęs detalių. Bet vat, salonas vėl sėdynė suplyšusi. Čia sėdynė suplyšusi. Neužsidaro. Nu, bet jau turiu kitą detalę. Tai vienu žodžiu, šiandieną mūsų planas yra atsinešti tuoj akumuliatorių, užsikurti, pamėginti su ją važiuoti į priekį. Šiaip, kiek mėginau prieš tai nevažiuoja, tai bandysim įpilti tepalo, pavažiuoti su ją į priekį, nuvažiuoti į garažą, ant keltuvo, įdėti vairo kolonėlę. Nu ir jeigu viskas gerai, važiuoti pasivažinėti. Jeigu viskas gerai ir viskas pavyks pagal planą. Tad ką, kimbome į darbus, einam ieškoti įrankių, einam ieškoti dalykų ir judinam Flexą iš mirties taško. Šitas Flexas netikėtai patapo sandėliu. Tol, kol mes dar iki jo daėjom. Ką mes čia turim? O, hebra, žiūrėkit. Nu ką, Visos detalės. Master Benas kiša į vietą. kažką bent jau moku įkišti vietą. Ką, einam pabandom, ką bandom kurt? Bandom. Užsikūrė kaip bitutė. Veikia. Bandom važiuot? Bandom. Nu, einam pabandyti važiuot. Tai gal vairą išsitiesink? Nevažiuoja. Nevažiuoja? Ir turim įtarimą, kad pavarų dėžiai tepalo nėra, nes taip elgės. Tai pabandom bent jau pavarų dėžį tepalo kokius litrą arba 2 litrus įpilt. Žiūrim, ar pajudės, nes tai būna kartais tas mašinas bandom įsipilt pavarų dėžės tepalo ir žiūrėsim, kas toliau bus. Gal praktikavais? Ne. O gal? Nu, pažiūrim, koks oro filtras. Ar bent gražus? Naujas. Naujas. Nuliovas filtras. O palauk, o gal? Nežinau, mes čia šiaip prieinam. Arba užsiimu šitą. Į kur mūsų pavarų dėžė? Ai čia. Pamatau pavarų. Bet pasižiūrėk, kaip gražu viskas, nes nėra žudelį. Graži mašina. Bus, kai ją nuklausim. Starteris gerai vietoj stovi. Čia starteris, ne, starteris pačiam viršui. O žiūrėk su matuoklį. Sausa kaip. Sausa kaip. Не пойдет так. Šita dėžė su matuoklį. A yra bent... Ant galiuko kažkas. Nu bandom pilt. Įstatėm leiką prodik, leiką aš trauku. Pati geriausia leika. Tepalus, tai vat pasakysiu, prastai, Pauliau, ačiū. Kažkada palikai tu pas manęs tepalus, pagaliau galėsim panaudoti. Kiek pilam? Jeigu sausa, tai pilkus. Tiesos akimirka. Ar pajudės? Kaip matėt, nėra vairo kolonėlės. Tik vairo nesukinė gerai. Nes gali nutraukti vairo juostą. Ką? Pasakau ir į kairį, ir į dešinę. Nesukinėk, nes gal dar vairo juosta yra maža tikimybė, kad dar yra gera.
Sekundę. Vedžiosim kaip šuniuką, tuoj parodysiu. Nu gerai, pamėgink į priekį važiuoti. Tau suksis, atsimink, kad tau... Aš žinau, pamėgink važiuoti. Eik, marš. Eik. Go. Gerai, palauk. Paleisiu tą virvę, tegu jums suk. Kaip fainai sėdėt mašiną, kai važiuoja kur nori. Ką? Kaip fainai sėdėt mašiną, kai važiuoja kur nori. Pala. Wow. Žinot, kaip būna tas tiktokas su Teslam, tipo, susukau vieną pusę ir po to žiūriu, va, žiūrėkit vienoje pusėje, aš dabar, va, brodausi, Simas tikrai viduje nieko nedaro ir į kitą pusę žiūriu. Va, čia tai tikrai žvairom žiūri. Lipam, pasitiesinam ratus. Nesto, ne. Biškį užtruksim. Biškį kriuksi. Bandyk pavažiuoti. Įsiverčia iš karto ratus. Gausim kabinti ir traukti, pasirodo. Jis iš karto verčia ratus. Nes iš pusės šisuka. Tai kas iš to? Ai, pusašiai, jeigu stumtume jisai... Važiuotų. Jo, gesink. Vienu žodžiu, neturim su kuo patraukti mūsų flexo. Tai kuriam... Patrauk turim, tik kilpos nei vieno neįsisuk. Nu, vienu žodžiu. Arba kam nors kokią sankabą pasibaigs. Vienu žodžiu. Imam boosterį ir kuriam celiką ir lekiam. Gerą kumą įdėjom ir pūkšt iš karto ein mašiniuks. Kaip senais gerais laikais prisimenu celikėlę, kaip važiuoja. Tik tai be didesnių problemų jinai. Va, jums matėt, kaip celikutė pukšt ir iš karto dirba. Va, taip, tokios senos tos geros mašinos. Va, celikutė. Ką, einam. Simas tai nori prisimti senus gerus laikus, ties jis paskutinis eksploatavo šitą celiką. Žiūrim, kaip traukiasi. Už kur tu ją prišai? Au. Nu ką, atrodo jau pasitraukėm. Kaip celika, Simai? Juda. Flexas irgi pajudėjo. Va. Mano pirma mašina. Pasižiūrėkit, kaip dirba.
stabdžių kaladėlės neblogai čia. Kelia triukšmelius. Va čia tai yra aparatas, cėlik. Reikia rampos. A tu, kai arklys varysi, pasikinkčysi ant žalio. Duok, aš tave pririšiu. Aš pats prisirišiu. O, galiūnas Simas, šau daro. A man net nereikia čia nieko daryti. Gal pridėk ranką. Va, pridėjau ranką iš karto važiuoju. Ana ratą užsuk. Pala. Stop. Išliet. Dabar bandom iš vieno įpo. Neįstumsim, ar įstumsim? Nežinau. Bandom. Aš laikau. Gerai, aš einu iš galo. Aš iš priekio. Įsispiriu ir varom, ne? Nuvažiam. 1, 2, 3. Tiesiai. Stop. Sulankstai. Oi, aš irgi įkišau. Ir beveik gerai. Tiesos akimirka artėja, ką mes rasime apačioj. Šitą lempą labai įdomi. Šitą neveikia lempa. Labai įdomiai šviečia. Nešviečia. Aš žinau. Čia kažkas įdomiai remontavo. Man atrodo, kažkaip posparnio nėra. Nu, bandom pažiūrėti, kaip čia po apačia atrodo viskas. Žolės iš Arizonos. Kam žolės? Va. Čia tie, kur skraido. Kur tu buvai, Flexė? Kur tu buvai? Čia jau mūsų žoliai. Aš ką tik garažą šlaviau. O, tai vėl šluosim. Čia tai būna. Duslintuvas Šitas dingęs. varsas, matai? Aha. Jis nedasuktas. Čia tiksliau... Čia yra samadėlka. Nesamadėlka toksai. Toks, bet jis neįsileidžia. Aha. Čia 10-ukas turėtų būti. Esim žuojasim. Jo, šitas varstas, kaip ir sakiau. Nedavežtas, ne? Ne, čia tepalas buvo išleistas ir padarytas visiškai nevažiuojantis. Vienu žodžiu. Išleistas tepalas. O, visas remontas. Nu, dar reikės lygį pasitikrinti. Dabar 4 litrus įpyliu. Bet šiaip tai dugnas, tai aš žinok. Nematau rūdžių visiškai. Tasme, nei ant traversų, nei ant, žinai. Aš matau daug raudonos dulkės, Daug žemės. kuri panašiai į rūdištį. Jo. Duslintuvas va čia atsijungs. Čiukšt. Ką dar visokių pokštų randama nesimai. O čia biški šviesos. Pas mus biški trūksta šiandien šviesos. Ne, yra šviesos. Tuoj mes kažką suras. Va. Likusi posparnio dalis ar kažkokios detalės. Nulaužtas radiatoriaus laikiklis. Čia tokia skarda. Tai visas radiatoriaus šitas išlaužtas. Sulaužytas. Auč, ačiū. Prašau, negaila. Puh. Duslintuvų trūksta, špilkos nutrauktas. Reiks špilkas kažkaip persidėti. Kažką pasidaryti, nes čia kebra pjovė, tenais matau pjauti. Oho. Tai va, tai čia špilkos kažkaip reiks pasidaryti. Jau įdomu. Bus veiklos. Nu, vienu žodžiu, bus veiklos. O dabar ką mes bent jau turim šiandieną, tai reikia pasidaryti, kad su ta mašina būtų galima važinėti.
nu bent jau kieme, tai va, turim vairo kolonėlę. O vairo kolonėlė įdomi, nusipirkau, tai čia toks trumpas video, kaip kokią vairo kolonėlę nusipirkau, tai va. Nusipirkau vairo kolonėlę, vadinasi. O grįžtant čionais, ką dabar bandom čia įkišti tą vairo kolonėlę, ne? Bandom kišt. Mums patinka Kišt. kišt. Čia pukštį kišim. Jeigu darom prielaidą, jeigu su taip kaip čia yra, jie sugebėjo ištraukti. Nes Tai mes vadinasi- prie fleksų nebuvom prisilietę. Tai vadinasi, mes turėtumėm sugebėti įkišti atgal. Va, yra likusi kryžmė. Va, kryžmė yra likusi. Tai mes taip, tik tai po to reikės susiskaičiuoti vairą. Vairo juostą, tai reiks vairą dar nusimti. Kaip Simai sekasi? Plaukūnė. Lūpų nėra. Sunku jų rasti, ne? Jo, Vairo nepažiūrėjom, ar fiškės tokios. Ar jungtis tokios. Nes vairo kolonėlė yra, čia flexas yra 19 metų, o vairo kolonėlė yra nuo 15 metų flexo. Šiaip viskas kaip ir tiko. Tik neaišku, bet kaip ten tos pravotki, bet turėtų tikti čia. Man, sakykime, kad tiks. Žinai ką? Nu, Vieną pataikė. O čia bijau, kad netokia fiškė dėl. O čia bijau, kad netokia fiškė dėl. vienu žodžiu. Eilinį kartą. Fokusai Marokusai. Tai Nu, ne fokusas, bet Fordas. Fordas. Vienu žodžiu. Vairo kolonėlę aš nupirkau nuo 15 metų flexo, o čia yra 19 metų flexas. Ir viena fiškė, yra dvi fiškės. Trys. Ne, šitą ant vairo kolonėlės. Jo, čia vietinė. Vietinė. Bet šiaip yra du laidai, Ateinantis iš variklio. ateinantis nuo variklio skyriaus. Ir Vienas tinka. Vienas tinka, o ne. kitas Šitas netinka. 3 pinų netinka, netinka. o kitas tinka. Ir negalim dėti toliau kolonėlės, kol Ir neišpildėm. vienu žodžiu dabar Donoras gelbės arba ne? donoras gelbės arba ne. Nu, vienu žodžiu. Garaže nėra visada taip lengva. Tai tiesa, akimirka, Iki kitos savaitės. iki kitos savaitės, nu, mes einam toliau dirbti. O ne, mes šiandien jau nebedirbsim, viskas baigės, mūsų darbai. Vienu žodžiu- Baigės ir šitas video. Šitas video baigės, toliau darbuosis Benas vienas. Ačiū, kad žiūrėjot. O mes bandysim per kitą savaitę, aš bandysiu per kitą savaitę šitą flexą Jis bandys prisikelt. padaryti man staigmeną ir Bandysim. pasimti Vienu vienu žodžiu iš oro uosto kitą savaitę. Jūs laikinat ir subscribinat mūsų kanalą, laikinat arba dėkit patiktuką ir prenumeruokite mūsų kanalą. Tai va, ačiū Jums, kad žiūrėjote, susitiksime greitai kažkur, šios savaitės bėgė 2 mes, toliau keliausime ir dar bus su flexu. Ate!